Pokyčių projektas visą laiką susijęs su tuo, kas esi tu, apie tai, ką jisai naujo ir kitokio galėtų savyje pamatyti, ką kitaip galėtų padaryti ir yra skirtas įkvėpimui. Norisi parodyti žmogaus natūralų grožį. Kalbant apie Ievą, tai pas ją labai daug buvo tiesiog labai didelė tekstūra plaukų ir netgi pagal ūgį jie buvo tiesiog per ilgi. Tai faktas, tas buvo sprendimas pritrumpinti šiek tiek iki pečių ir dar vienas dalykas suspausti šiek tiek visą masę. Nes, tarkim, pakankamai smulkus kaip žmogų veidas, nepatartina visą laiką uždengti visą laiką plaukais. Išlyginom gražiai, padarėm tokią tamsesnio vario atspalvius ir galuose daugiau netgi rausvo, kad ta prasme nebūtų vientisa spalva, nes niekada gamtoje irgi nerasit vientisų spalvų. Tai su šituo įvaizdžiu ir tekstūra, žaismingumas tik tai sustiprėja. Pavasaris apskritai yra sprogimas spalvų. Jurga buvo idėja labai irgi graži, atrodo šviesi spalva, prieš tai atrodo nėra prie ko prisikabinti. Sprendėm padaryti gražią, tikrai gaivę persiko atspalvį. Ryškinti peisai, suspausti šoniukai ir atgal atšukuoti plaukai. Tai tarkim davė tokio vėl naujo atvirumo įspūdžio, to gaivumo, to vėjo pojūčio. Subtilus ryškumas. Tai yra nebūtinai tai, kas šaukia ir rėkia, kad tai galima pateikti ir per subtilę prizmę. Tai tarkim, Ievos atveju jinai yra pakankamai ryški mergina ir asmenybė. Ypatingai tinka visokios įvairios hakos atspalviai, kas labai dera su rausvais, ružavais, melsvais tonais, kas ją labai pagyvina ir papildo. Tai kaip tik žmogus iš savęs, man atrodo, labai gyvybinga ir pilna tos energijos asmenybė ir vėlgi niekada nenešiojusi švarko ir atrodė, kad tie dalykai gal ir nelabai dera, bet pasirodo, kad galima priderinti ir švarką, galima ir tą švarką apžaisti, gali atsirasti ir tam tikras raštų derinys, kuris jungiasi per spalviškumą ir tuo pačiu leidžia turėti ir tą tokį linksmą atspalvį. Jums, žiūrovai, linkime to pačiu, kaip sakyt, nepabijoti to įkvėpimo ir kad jis nesibaigtų tik tai pavasarį.